Taigi pristatome naują laidų ciklą arba tęsime atnaujintą seną, tai Tukada be grimo. Be grimo aš. Automobilis įrengtas Tukados, tai kam jis yra skirtas? Jis yra skirtas, pritaikytas aptikti radioaktyves medžiagas, kurios gali patekti į Lietuvos teritoriją visais būdais, ar vandeniu, ar oru, ar keliais, ar dar kažkuo. Tai jo tikslas pagrindinis yra skanuoti išorę. Jeigu yra padidėjęs radioaktyvumas, tada fiksuoti kameromis, fiksuoti žemėlapyje, kurioje vietoje, kokią radiaciją, piešti kreivę ir transliuoti gyvai, kad ta vieta yra jau galimai gali būti apteršta. Žemėlapyje jinai kažkur fiksuos, ne? Taip, jinai fiksuoja, turi visą įrangą, iš karto fiksuoja, kad yra padidėjimas, kokio lygio, tada kaip filmuoja kamera, kad tai yra būtent tas daiktas, tada identifikuoja tą daiktą ir jau sprendžia tarnybos, kaip jis ten pateko, kas savininkas, kodėl ir visi jau pail. Ok, problema aiški, ką padarė Tukada, kad šitas daiktas funkcionuotų. Tukada su partneriais parinko tinkamą automobilį, kad jis būtų pirmoje vietoje ir pravažus. Jis važiuos ir bekelę? Galimai gali, bet tai gal nebus ne pagrindinis. Ne pagrindinis dalykas. Keturiais varomais, jeigu neklystu. Kamera, matau, priekyje. Tai čia jau... Taip, tai kameros yra būtent filmuoti priekį ir galą tas vietas. Ši kamera, taip? Taip. Okay. Būtent tam, kad kartu pririšti tą vietą kreivės, kad jeigu yra radioaktyvumas, tai kad pririšti prie vietos nustatymo ir prie vaizdo, kuris tiksliai vaizdas. Yra GPS viduj, tai visada piešia trackingą ir visada rodo, kur yra. Tai darbo vietų yra ne viena, čia darbo vietų yra visos. Jo. 4 pavadinkim, nes vairuotojas irgi yra darbuotojas. Nu taip, bet vairuotojo darbo vieta ar kažką updatinti, kažkas. Tai yra vairuotojo darbo vieta su visom jo reikiamom įrangom, tai švyturėliai, mikrofonas, garsiakalbis ir taip toliau. Kas yra sumontuota? Tai yra sumontuota švyturėlių valdymas, yra radio stotis, kuri dabar išvežta sukalibruoti, yra laikiklis profesionalus kompiuteriui, tam, kad galėtum važiuojant dirbti ir dar pasireguliuoti arčiau toliau. Bet čia biškė dirbantis žmogus turi neturėti tos ligos, kur žiūrėti ekraną ir važiuoti. Tai šturmanai, kaip būna Dakare ar kitur važiuoja, tai yra tie, kurie gali važiuoti ir kurie negali, kai kurie geria aviacinių vaistų, kad jų nepikintų. Tai čia rimta pozicija čia sėdėti. Ne kiekvienas gali žiūrėti ekraną ir važiuoti. Čia iš tavo patirties gal daugiau, tu žinai, ką labiau ten pikina, ko ne. Jo, čia labiau yra ta darbo vieta, kad galėti pilnu pajėgumu dirbti, kai yra šalta ar šilta, ar automobilis užvestas ar ne, tai yra ir autonominis šildytuvas ir visa kita įranga, kad nesukaisti arba nesušalti. Atidarom duris, parodom, kas gale yra įrengta. Lygiai taip pat ir gale yra vietos dvi, tai yra specialiai įrengta viena ir kita, ant originalių begelių, tai sėdynės yra montuojamos iš vienos vietos į kitą. Šitas automobilis lengvai gali virsti ir į 9-vietį. O šitie begeliai čia originalūs? Taip, šitie begeliai būtent yra pasirinktas variantas, kad yra originalūs automobilio, mes būna tam tikru atveju montuojam ir savo begelius, savo grindį. Bet šituo atveju taip, nes tai buvo patogiau. Ir yra tada detektoriai, kurie būtent tas spinduliuotės ir matuoja. Lygiai taip pat yra routeris, kad interneto ryšį gaudyti. Čia jūsų montuotas? Ne, čia yra... Elektros kažkoks tai keitiklis, ne? Ne, čia ne keitiklis, čia bus elektros valdymo blokas su automatinė relė, kuris įjungia arba išjungia visą įrangą papildomą, nes mūsų BC modulyje yra tai programuojami, kad nesirištų prie automobilio, o būtų alternatyvi įranga. Šitie įrenginiai, jie čia spinduliuotę matuoja, jos įstatė tam įmonės, kurios su tom dirba. Šitie įrenginiai, jiegi belenkiek daug elektros jiems reikia. Jiems tikraigi ne kelių šimtų vatų, čia turbūt mes apie kilovatus kalbam. Ne, kilovatų nėra, bet yra visas skaičiavimas padarytas, kad aprūpinti darbą automobiliui užvestam, kad jie galėtų dirbti be pertraukimo. Kai tam buvo naudojami keitikliai, kažkoks papildomi dar? Taip, yra sumontuota įranga papildoma, kad užtikrinti darbą nepertraukiamą varikliui užvestam. Čia 4 darbo vietos.
Taip. 1, 2, 3. Tai dabar jūsų pagrindinis buvo aprūpinti elektrą, tas įrengimas darbo vietos ir visų šitų daiktų įkomponavimas. Taip, kad taip teisingai pasakyti, šitie daiktai nėra lengvi. Jie turi ekranuotę būtent toje vietoje, kur tu sėdi, tai turi atskirti ir ten yra specialios plokštės įdėtos, kad ne spinduliuotų į tave, tai nekenktų pačiam žmogui, darbuotojui. Tai tas įrenginys dar įdėtas į tokią dėžę? Taip, šitas įrenginys yra įdėtas į specialiai suprojektuotą mūsų dėžę pagal įrenginio charakteristikas dėžės, kad jos spinduliuotę nukreiptų į kitą pusę. Tai visas tas projektavimas ir inžinieringas ir buvo iš mūsų. Ir būtent reikėjo tam tikrą komponuotę parinkti automobilį, kad tilptų sumontuoti. Mes būtumėm įdėję dar vieną didesnę arba truputį trumpesnį automobilį, čia mes jau nebegalėtumėm išlipti, įlipti. Ir tą būtent sukomplektuoti, parinkti ir būna labai didelis darbas. Taip pat ir aukštis. Ir aukštis, ir plotis, ir ten viskas susideda tikrai milimetrais, tai matosi kaip Antanai tavo porankiai yra sėdynės. Tai yra, taip, erdvės jau čia visiškai jau taip, jau kraštas jau milimetras, jau dar daugiau jau nebėra kur. Kiek truko visas projektas šitas nuo A iki Z, nuo konkurso pradžios iki atidavimo? Šiaip tokie projektai trūksta apie pusę metų. Pusę metų. Kiek automobilių tokių išvažiuos? 5. Ir jie kursuos per visą Lietuvą pastoviai įvairiais maršrutais. Aš, turbūt tokia užduotis jų. Bet čia jau ne mūsų kompetencija. Jie dirbs savo darbą, kad mes gyventumėm saugiai. Šitų daiktų patikimumas, nes jūs juos pagaminote ir dabar avarijos atveju. Taip, tai čia yra atsižvelgta į automobilio gamintojo visus reikalavimus. Tai yra automobilio gamintojas šiuo atveju yra Mercedes-Benz. Jį įrengti, bet kaip gali garažas, o ne garažas turi atlikti tam tikrus bandymus, turi tvirtintis ten, kur galima, turi paskaičiuoti, ar tai bus tinkamos apkrovos ar netinkamos, atlikti skaičiavimus, įvertinti papildomą pridėtą svorį. Pavadinkim taip, ar tu pritvirtinsi bet kaip prie plastiko, ar tik prie stogo, ar tu pritvirtinsi prie kėbulo standžių detalių, kurios vyksta simulacija. Taip, ir vyksta simulacija, tai Tukada turim savo laboratoriją vidinę. Mes atliekam statinius skaičiavimus, tai programiškai su programomis ir jeigu reikia arba kyla kažkokių tai abejonių, tada atliekam tempimo bandymus savikontroliai, o po to jau jeigu reikia, tada laboratorijai. Tai šituo atveju būtent buvo atlikta savikontroliai, daug bandymų, kiekvienas darbuotojas, kuris sėdintis viduje, jis yra žmogus ir jis yra labai svarbus. Tai toje vietoje tas daiktas jisai negali nešti jokio pavojaus. Gale matau irgi keletą dalykų. Kamera teisingai? Taip. Matau, rankom plaut. Dezinfekcinis skystis. Jūsų suprojektuotas, pagamintas begelis. Laiptelis, o toliau visą tą dalyką. Begelis, laiptelis, mes tų pavadinimų daug esam girdėję. Jo, čia viską daug. Kai projektuojam automobilį, mes stengiamės suprojektuoti, kad būtų jis patogus ir vairuotojui pačiam, nes mes žinom, kad tuos dalykus, kad baltas popieriaus lapas ant priekinės panelės, jis yra labai didelis trikdis vairavimui. Tai kameros visi laikikliai ar dar kažkas pas mus yra specialiai dažomi juodai ir arba printinami tam, kad jų nesimatytų. Nes toksai atrodo maža smulkmena, bet jinai... Maloni. Tikriausiai tai yra vienas tas procentas iš to, kuris tikrai nekelia pasitenkinimo. Taigi šis automobilis buvo suprojektuotas bei pagamintas Tukados automobilių gaminimo įmonėje. Taigi šis automobilis buvo apžvelgtas, apžiūrėtas ir paaiškintas, tikimės, paprastais bei suprantamais žodžiais, terminais. Ir dar žadame apžiūrėti ir apžvelgti ne vieną Tukados kūriamą, projektuojamą, gaminamą automobilį.